Sveiki visi. Malonu, kam patinka mano įrašai, kas padeda nykštukus, mintis. Žinoma, tikrai norėtųsi, kad būtų komentarų. Plius, galų gale, jeigu pasidalinsit mintimis tomis mano, kažkokią tai frazę, kažkokius tai tekstų, tebūnės nuo savęs, nuo savo vardo, jokio skirtumo nėra, nes žinios jos turi sklisti, nesvarbu kokia kalba. Taigi, kam nepatinka mano apmąstymai, mintis, pliurpalai kažkokie, tai būkit malonus, išprenumeruokite ir tada mano veiduko, taip mandagiai tariant, jūs nebematysite savo YouTube įmetamose paskyrose. Jeigu patinka, būkit malonus, padėkit nykštukus, parašykit komentarą, nes jeigu nėra komentarų, jeigu nieko nėra, reiškia, aš veltui darau. Bet net tie keli patiktukai man yra svarbu, nes reiškia, aš tai darau ne vien tik tai, kad aušinti burną. O mąstančių žmonių yra tikrai daug, reikia tiesiog, kad tos žinios, kad tą, ką sakau, kad jos sklistų, kad jūs apmąstytumėt, tą žinią perduotumėt kitiems. Kitiems bus, jeigu įdomu, pasakykit, kad yra toks Rolandas iš Pajūrio YouTube, pasižiūrėkit. Tai man bus iš tikrųjų, kaip sakant, ir padėka, ir įvertinimas. Na, o vakar nuėjom pasikultūrinti, kadangi buvo, čia man rodos dabar eina pasaulinės ar europinės dienos, muziejų dienos, tai pas mus čia yra irgi, neminėsiu muziejų, kad po to nebūtų, kaip sakant, priekabė. Tai va, nuėjom į vieną muziejuką, ir pasikultūrinti. Nuėjom pasiklausyti istoriją muziejaus, apie muziejų. Istoriją muziejaus, ten nuotraukas prašė atnešti, kokias turi senas ir visa kita. Ir taip viskas, sakyčiau, kaip ir nieka. Bet pačioj pradžioj pakvietė istoriką, kuris labai smulkiai ir, aš manau, kad jis tikrai ganėtinai sukaupęs nuotraukų, ten žinių, visą kitą, atvažiavo savanoriškai, čia Šilutės rajone, tai va, atvažiavo savanoriškai ir pravedė paskaitą, kaip kas kur kame. Ir pasakysiu taip, kai būna, kai sakoma jau, ėjau, sakykime, po ilgą laiką nuėjau į bažnyčią. Pasiklausyti apie Dievą, galų gale pamąstyti, atsipūsti. Išgirdau viską, ką buvo galima girdėti apie velnią. Tai va čia gavosi pas manęs panašiai. Nuėjom pasiklausyti istorijos, kažką tokio, ką nežinai, kas ir, visgi muziejaus lygis. Prisiklausėm visko, kas įmanoma, apie tai, kaip Sovietų sąjunga, Rusų armija, labai įdomu. Jeigu kas kur klausysite kokių dalykų, tokių iš tos pusės, tai labai įdomiai skamba. Sovietų sąjunga, Rusų armija. Va čia vokiečiai buvo, vokiečiai traukiasi, o Rusų armija, va čia pabombarduota, va čia matosi tankai, pagal viską čia Rusų tankai, ir ir Sovietų sąjunga. Žinot, ir čia, kaip sakant, tikrai, nei teisių, nei ką, bet žmonės, kurie tiki mass media, tiki televizoriais, ir dauguma jų, iš tikrųjų, jiems yra jau su visa ta politika, aišku, pakyrėję, nusibodę, ko visi trokšta. Tiek ir aš, tiek ir jūs, visi ko trokšta. Ramaus gyvenimo, turėti savo kažkokį, tebūnie, užsiėmimą, verslą ar hobį, kad gyventi, kaip sakant, ramiai, nedrebant dėl rytojaus, ar koks bus po savaitės, kokios kainos bus, kažką, nori žmonės ramiai gyventi. Ant to kablio yra pamautas 9 galybės žmonių.
Aš nežinau, ten mūsų 90% tikrai yra. Gal, manau, gal ten daugiau mažiau. Ir kas gaunasi? Jeigu mes paimsim visą pasaulį, šiuolaikinė labai didelė dalis pasaulio remiasi tik tai pinigais. Aišku, čia yra amerikoniška politika. Kas nežino, tai Europa yra sukurta irgi iš tų, kaip čia pasakykime, iš tų valdančiųjų, kurie sukūrė Jungtinės Amerikos valstijas. Pagal tai, ką žinau. Tai va. Ir kas gaunasi? Ir gaunasi labai paprastas dalykas. Viskas dabar remiasi pinigais. Pinigus valdo bankai. Žinote tikriausiai, čia joks stebuklas. Pinigus visus, kuriuos turite savo kišenėse. Viskas, visi pinigai priklauso ne jums, priklauso bankui. Ir procentą nuo to kiekvienas eurukas, procentas kiekvieno euruko turi būti mokamas bankui. Dėl ko eina infliacijos, dėl ko bankai vis geriau gyvena ir taip toliau panašiai. Tai va, čia ta politika ir žmonės, jeigu jums kyla mintis, kad gyvensite visgi ilgai ir laimingai, ar tie žmonės, kurie jau pensijose ir pragyveno tarybinius laikus, kai jie vėl gyvens gerai, čia yra visiška iliuzija, visiškas logikos nebuvimas. Tikrai, manau, visi suprantam, kad tai buvo taip, kad tai buvo laikai jo. Tiek tada, tiek dabar tai yra smegenų plovimo laikai, bet anais laikais žiūrėjo užauginti sveiką visuomenę. Esu anksčiau minėjęs. Kodėl anksčiau rūpėjo sveika visuomenė? Kodėl dabar jinai neberūpi? Pirmas dalykas, tada pamatė pagal tų metų ginklus, 9 metais, kai pergalė buvo, visi suvokė tai, kad su žmonių kiekiu galima nugalėti ar tiesiog karą laimėti. Dėl to po pokario staigiai buvo, aišku, vystomas technologijos, kur per 25 metus išplyno lauko. Įsivaizduokit, karo nuniokoti laukai. 5 metais technikos buvo mažuma, karinė technika, kas tai buvo? Tankai, mašinos ir išplynų laukų, galima sakyti, padarė raketą. Aišku, ten bandymų buvo tiek, kad ištisos kapinės yra tokių kaip Gagarinas. Bet kodėl išgarsėjo Gagarinas? Nes jis pirmasis pakilo, praskrido ir nusileido gyvas. Tiesa, jis ten, kiek žiūrėjau dokumentinio, ne vieną dokumentinį apie jį, realiausiai visgi yra tai, kad pagal visus surinktus faktus aiškiai suprasti eina, kad jisai ten į viršų pakilęs, apskridęs, jisai pamatė kažką tokio, ko neleido sakyti jokiais būdais ir jis negalėjo pasakyti. Ir nuo to laiko, kada jisai tą norėjo pasakyti, prasidėjo pas jį su valdžia, su karinė valdžia, dideli nesutarimai, ko pasakoje jį sudarė situaciją ir jisai žuvo. Ten buvo ore situacija, kur vienu žodžiu jam davė paprastą lėktuvuką išbandyti, gana paprastą, o praskrido iš vis šalimais tiesiog karinis lėktuvas. Ir jis sukėlė tokius oro sūkurius, kad tas lėktuvukas neturėjo šansų išlikti. Ir jis žuvo. Tai va, toliau tęsiant tą temą. Žmonės, dabar visi nori būti gerais, mes, kaip sakant, būsim gerai ir dirbsim gerai ir visą kitą, jūs tik mūsų nelieskit, tebūnie, kas nori, nors ir pats Stalinas, nors ir Hitleris, nors ir bet kas, tegu ateina vadovauja ir mes būsim geri, jūs duokit mums ramiai gyventi. Galit pasakyti visiems jiems, kad šito nebus. Nes bankų apetitas niekada nenusimalšins. Nebent uždarysi banką.
o bankai, kaip žinom, iki šiol neužsidaro. Tai va, jeigu jūs norite ilgai ir laimingai, patikėkit, tai yra pasakose. Pagal tą sistemą, kuri dabar veikia. Bet, aišku, yra įvairių niuansų, čia gal kitose temose. Tai va, dar ką norėjau paminėti. Tai va, prisiklausėm apie karą, apie tos laikus, karinius, kaip kas kur kame ir po to, kaip čia rusai kokie buvo blogi ir taip toliau, panašiai. Nu, kaip visą laiką, visas tas pats. Dabar aš nieko nesakau. Buvo visokių cirkų, visokių kuriozų ir visokių žmonių kaip yra, taip ir visokie atėjo, nes buvo tiesiog surinkti ir išgrūsti į karą, nes nebuvo kur dingti, reikėjo saugoti, tebūnie kokia būtų, tai saugoti tėvynę. Jie saugojas tėvynę. Tai va, dabar toliau, vienas labai svarbus yra reikalas. Kadaise buvau Danijoje ir pas vieną Daną teko pagyventi. Ir kažkaip, ta jų kalba yra labai, ten visi žodžiai, visi garsai, pas juos ten viduj gomury. Čia panašiai, kaip šnekėtum pilną burną. Dar angloniška, amerikoniška kalba dar vis tiek garsų girdi, o tenais tie garsai tokie kaip sme, va tokie. Tai yra, mums tai yra visiškai. Ir aš taip pagauni, vieną kitą žodį pagaudau ir sakau, tas žodis, sakau, panašus į vokiečių kalbą, va ten kažką tai. Ir tiek keli skaičiai, tiek dar kažkas, jis pataiso, ne, čia ne vokiški žodžiai, čia daniški, žinai. Ir vieną, ir kitassyk, ir trečią, man rods, kartą, bet matau, kad taip kažkaip jie, sustingsta net. Sakau, kam čia bairisi, ir pasakė jisai, sako, mes danai, sako, be galo nemėgstam, kaip supratau, nekenčia, kada yra lyginama kažkas su vokiečiais. Kadangi kariniais laikais, karo laikais, vokiečių pulkai ėjo į aną pusę ir, sakė, tenykščiai pulkai ėjo, tiesiog tai buvo skerdikai. Darė, ką norėjo, plėšė, draskė, sakė, naikino viską, moteris prievartavo, vyrus su vyrais, ką norėjo, darė visiškai kapitaliai viską, ką norėjo. Tai buvo, sakė, praktiškai beveik skerdynės. Ir buvo, tokie dalykai, ką sako, jokiais būdais sako, kad į kur būsi, sako, neminėk, kad panašu ar kažką, sako, tai yra visiškai nepanašu. Ir dabar paimkite tą, ką čia girdi, ypač čia vakarų Lietuvoje pas mus. Kokie vokiečiai buvo geri, tvarkingi, atėjo, jie ten statė namus ir viską. Aš nieko nesakau ir aš iš savo senelių tą girdėjau. Kodėl iki šiol yra dievinami vokiečiai? Dėl to, kad jie atėjo ir taip, ir kad čia neva kažkada čia buvo Vokietija ir vokiečių kraštai. Čia yra labai siauro požiūrio žmonių mąstymas. Aš nieko nesakau, buvo viską. Ir užėjo vieni, po to užėjo kiti, po to tą, po to na. Čia buvo kraštai priklausę vieniems, po to kitiems. Bet kodėl tada, paaiškinkit man, kodėl tada mus carinė Rusija išpirko iš švedų? Kiek atsimenu, iš švedų. Esam atpirkti. Kodėl? Kodėl jūs nedievinat švedų? Kodėl jūs nedievinat rusų? Tebūnie, kaip sakant, logiškai paimkit. Sakykime, jūs nusipirkot iš kieno kažkas užsiėmė ir pamastėt, kad visgi, sakykime, tai buvo mūsų, sakykime, kad yra didelis žemės lopas, tai, sakykime, jūsų gimtasis kraštas ir sužinot ten per istoriją, per viską, kad yra dar didelis gabalas, kuris, sakykime, kaimynam ar kam nereikalingas. Ir jūs norit grąžinti. Gerai, jūs paėmėt, išsipirkot.
ir išpirko su visais gyvuliais. Ir įsivaizduokit, gyvuliai visi bliauna, karvės viską boikotuoja, kad mes vat ne tavo, mes vat to kaimyno. Ir kodėl mes turim čia pas tavęs būti ir taip toliau panašiai. Sakysit, seni laikai, palaukit, vienu žodžiu. Taigi, gerai, per daug gal įsitęsiau. Tai vat yra tame reikalas, kad iš tikrųjų dabar man kyla tokia, manau, pagrįsta mintis, kad pergalė prieš fašizmą, aišku, nemaža faktų sukasi mintise, net vienas iš tų, kad Hitleriai buvo ne vienas Hitleris, buvo 2 ar 3, kur vienas buvo strategas, kitas, kuris pasirodydavo viešumoje ir uždegdavo liaudį. Tai bent 2 turėjo būti, nes kokia bebūtų galinga valstybė, ji turi turėti saugiklį. Kad jeigu kas, įsivaizduokit dabar, bet kokią valstybę, paimkit, bet ką, paukšt nušauna, sakykime, sunaikina vadą. Ir ką? Ir viskas, kas ką nori, tas tą daro, nes suirutė taip toliau panašiai. Taip negali būti. Didžiausia tikimybė, aišku, nieko nesakau, rimtos valstybės, jeigu rimti lyderiai, jie turi savo aplinkinį ratą, kuris yra nepaperkamas. Tai buvo su Huseinu. Jo aplinka buvo nepaperkama. Ta galit pasiklausykit Džono Perkinso Samdomo žudiko išpažintis. Jis parašė knygą. Pasiklausykite jo. Ir jūs tą sužinosit. Tai yra žmogus, kuris visą savo gyvenimą, politinę karjerą, jisai veikia kaip ekonominis žudikas. Tiesa, pradžioje jisai tikrai galvojo, tikrai tikėjo, kad viską daro į gerą ir kad viskas čia taip turi būti. Tik gerokai vėliau jis pradėjo suprasti, kad tai yra tautų naikinimas, tai yra valstybių naikinimas. Pasiklausykit, kas negirdėjot. Taigi ir šitais laikais aš jau pradedu žiūrėti tai, kad paskelbimas pergalės prieš fašizmą, ką dabar mini, kad tai visgi buvo tik tais iš vienos pusės numalšinti tą jau ugnį, kuri buvo įsiplieskusi, tą etapą. Kaip sakant, čia, manau, buvo visgi bendras sutarimas ir buvo Vokietijos vadovybė sunaikinta. Sunaikink vadovybę, visą kitą pasileidžia. Tai man susidaro tokia nuomonė, kadangi, pasižiūrėkit, kas toliau dedasi po tų laikų. Aišku, visi ginklavosi, technologijos kilo, tobulėjo, dabar yra tokias technologijas, kad žmonės jūs net nesvajojat. Užtektų vienos, ne atominės, vieno gero užtaiso ir tokių šalių, tokio dydžio šalių kaip mūsų nebeliktų. Yra, mano manimu, pagal logiką, jeigu per 25 metus, kaip sakiau, iš plyno lauko padarė kosmodromą, tai yra, dabar imkim, kosmodromas, kas tai yra? Pirmas dalykas, kosmodromui reikia geros aikštės, tai yra gero pagrindo. Tai reiškia cementas pirmiausia, aišku, mašinų buvo, mašinos daveža gruntą ir žinoma reikalingas arba betonas, arba asfaltas. Tam reikia papildomos technikos, ne šiaip su kastuvėliais lyginti, ten turi būti idealiai lygų. Pirmas dalykas, aikštė. Vien nuo asfalto raketą nepadėsi, nieko nesigaus. Ten turi būti chemija, turi būti elektra, turi būti visi laidai išvedžiotos komunikacijos. Žinoma, tam reikia žmonių, kurie aptarnautų, tai reiškia darbininkai. Jiems visiems reikia kur gyventi, tai reiškia namai. Kiekvienam name, žinoma, turi būti tualetas, turi būti vanduo, nes kur nusiprausia, į prūdą žiemą nelysi nusiprausti. Plius jiems reikia valgyti. Valgyti reiškia, kažkas turi atvežti maisto.
kažką atveža produktus, jeigu, sakykime, kosmodromas, tai ten žmonių, aš įsivaizduoju, turėjo būti kokie 300. Reiškia, valgyti jau turėjo gaminti. Plius, ir visa kita. Elektros linijos. Metalurgija. Turėjo atvežti iš kažkur tai galingus visus statinius. Plius, kuras raketai. Čia ne benzinas. Tas turėjo būti. Tai yra chemija. Jau chemijos darbininkai, cheminė pramonė. Ir jūs įsivaizduokit, tai iš plyno lauko padarė per 25 metus. Toliau imkim, dabar pagalvokite, nuo 69 metų, imkim nuo 70 iki dabar praėjo 50 metų. Tai sakykit, nuo tos kosminės raketos, kuri per 25 metus buvo iš lygaus padaryta, per 50 metų viskas taip patobulėjo, kad iki šiol bėgioja su šautuvėliais, iki šiol antikvarinius tankus prikelinėja, ir taip toliau panašiai, ir iki šiol piškom bėgioja. Čia yra visiška muilo opera. Muilo opera naiviems žmonėms. Jeigu jūs manot, kad čia tas, kas vyksta, čia yra, rimtai, tai patikėkit, jūs arba apdurnino, arba jūs tiesiog nebemokat įsijungti loginio mąstymą, nebesusirandat faktų nepriklausomai. Reiškia, jūsų smegeninė yra priklausoma ar nuo vienų, ar nuo kitų, bet jie yra valdoma. Tai va, tokią norėjau temą. Tai va, pasikultūrinom, tai tiesiog nerealiai. Aišku, čia buvo vienas etapas, po to kitas etapas, ten ir laukia, ir pašoko, ir padainavo tikrai labai maloniai ir tikrai pagirtina. Taigi, tokia tema šiandien. Jei kam įdomu, sakau, padėkit mygtuką, nepatingėkit. Man tai yra rodiklis. Parašykit komentarą. Aišku, pirmas dalykas – mandagumas. Mandagumo nebus, ką darysi. Tada jau buvo kaip ir anksčiau kadaise, supranti, teko dalinti bananus. Banus vadinamus. Man kažkaip tai neskamba, mėgstu lietuviškus žodžius, tai va, bananus dalinam. Taigi, iki kitų sykių.